jau pradinės mokyklos mokytoja buvo, kaip mane paskatino piešti, visuomet pavyzdžių rodydavo klasėje, tai čia man buvo svarbu. O po to sužinojau, kad mano viena klasės draugė įstojo į dailės mokyklą po 4 klasių ir aš irgi nusprendžiau, net nežinojau iki tol, kad yra tokia mokykla. Kitokio kelio, ne? Taip, ir tada jau nuo 5 klasės. Ir kiek ta dailės mokykla suvaidino tokį vaidmenį? Nu, labai rimtą vaidmenį, nes geri buvo pedagogai. Mano pagrindinis mokytojas buvo Pontimas Česlovas, akvarelistas, tai žodžiu, ir buvo toks labai smetoniškas mokytojas, rimtas, auklėjo mus, ir jo žmona buvo mūsų auklėtoja. Žodžiu, ir bendrai visas ten mokykla buvo tada gera. Ir jau apie kitą pasirinkimą negalvojau. Aš tai įstojau, tuo metu buvo tapyba uždaryta, tai įstojau pedagoginį tapybą. O jau dar 3 kursas dar buvo tada, dar tapyba buvo Gudaičio kursas ir ten studijavo Šaltenis, šitas Švėgžda, Taraškevičius, tokia labai stipri grupė buvo. Ir turbūt tai, kad tokie stiprus buvo tuo metu tie studentai keli, turbūt irgi darė įtaką. Taip, taip. O kas buvo jūsų pagrindinis toks jums išliko kaip dėstytojas? Nu, dėstytojas tai be abejo Švašas buvo. Švašas. Kadangi jisai pirmam kurse, paskui buvo turbūt 4, darė diplominį ir buvo labai rūpestingas ir labai, dėl mūsų pergyveno ir, žodžiu, buvo kaip globėjas, ne tik kaip mokytojas, o institute vis dėlto ta tokia situacija studentų nėra labai tokia kaip čia pasakyti, toks ten jau kitaip negu mokykloje buvo, žodžiu, tokia aštresnė ta situacija ir kažkoks tai, žodžiu, nebuvo lengva ir Švaža toksai kaip tėvas jisai daugiau buvo, ne tik dėstytojas. Globojo mus, skatino, žodžiu, kaip tai, nežinau, čia jo tokia pedagogika, tikėjosi iš mūsų, negali buvo jo vilti. Kiek ta pati meninio gyvenimo terpė jūs tada veikė? Tada buvo, aš atsimenu, jau ar 1. ar 2. kurse didžiulė paroda, reiškia, Gudaičio darbos dabar, kur yra, tos jau rotušiai, tose rūmose. Tai buvo jau tokia, kaip ir svarbi tam laikui paroda. Aš buvau dailės mokykloje, jau tada buvau liudininkas, kaip Čiurlionis buvo pirmą kartą parodytas, nes buvo jisai nerodomas. Po to, reiškia, ir arsininkai. Žodžiu, palaipsniui buvo dailės mokykloje, kai buvau, tai jau Savicko paroda buvo Kaune atvežta, ta didelė ir tokia rimta. Povilaitis Vytautas, tada kaunietis, tokia irgi įdomią parodą buvo padaręs. Žodžiu, ta tapyba kaip ir pradėjo atsigauti. Tas laikotarpis, kada jį buvo labai užspausta, nebuvo taip labai ilgas turbūt, nes jau, reiškia, kai aš įstojau, jau paskutinės klasės, nuo 50 jau kokių 8, o gal ir anksčiau daugiau jau judėti pradėjo. O kodėl jūs grįžot iš Vilniaus į Kauną? Tai aš negrįžau iš Vilniaus į Kauną, aš iš Vilniaus gavau paskyrimą į Telšius, į technikumą ir ten dirbau metus, bet kadangi nebuvo kur gyventi, mes ten klasėje gyvenom su draugė ir ten labai sunkios sąlygos buvo, tai nieko kito man neliko, kaip po metų bėgti į Kauną pas tėvus. Tai va taip, bet buvau be darbo knygutės Kaune ir paskui turėjau nemalonumų dar po metų, kada čia įsidarbinau, paaiškėjo, kad aš neturiu darbo knygutės, man neatidavė, nes aš pabėgau. Visa ta istorija buvo tokia. Bet Kaune papuoliau į labai gerą kolektyvą, į tą vaikų dailės mokyklą. Ir ten kaip tik tais pačiais metais pradėjo dirbti ir Martinaitis su Vaitiekūnu. Ir po to visa eilė puikių dailininkų, ir Antinis, ir Salačius, ir Šulskis. Buvo nedaug mokytojų, bet visi puikūs menininkai ir buvo labai
Vienas kitą inspiravo. Bet man vis tiek yra visada labai įdomu, kad jūsų tapyba visiškai skiriasi nuo visų jūsų bendraamžių kitų. Ir jinai buvo visą laiką tokia tylesnė, subtilesnė, meditatyvi. Ir nors jūs ateinat iš tokios literatūrinės aplinkos, niekada joje nebūna siužeto. Jūs kaip ir išeinat iš tų regimųjų įspūdžių, kurie natūroje yra, bet jos abstrahuojat jos į tokius tylius, virpančius visokius ženklus. Kodėl būtent jūsų buvo visiškai kitokia negu kitų? Bet kaip į tai reagavo kiti menininkai? Kaune, kadangi jau prasidėjo Kaunėse veiksmas, tai labai draugiški buvo mano vyresniai kolegos tapytojai. Jie visuomet geranoriški buvo ir mes labai gražiai sutardavom ir kaip kolegos bendradarbiai. Šitą Panemunėj šalia buvo pirma studija tai buvo Pažaislė, tai va šalia buvo ir Martinaitis, Vaitekūnas, bet Martinaitis greitai buvo iškeltas, po to Panemunėj čia buvo šalia, reiškia, Vaitekūnas ir Saladžius ir dar ir Romas Stankevičius. Žodžiu, visą laiką buvo labai draugiški, gražūs santykiai. O dėl tapybos, tai aš kitokia buvau. Tai tapyba truputį kitokia. O po to, kai šalia buvo tokie stiprus tapytojai ir tokia gera mokykla, tai, nori, nenori, reikėjo kaip tai susivokti, kas aš esu, reiškia, nes negalima buvo sekti, nes būtų visai blogai, nes nebūčiau jokių būdų nieko, kaip sakant, to lygio. Tai tikrai aš mačiau, kad puikiai mokykla, puikus žmonės talentingi ir reikėjo, nori, nenori rasti savo tą kampelį, kur gali būti. Ir kokiais metais jūs pajutot, kad jūs suradot save? Turbūt nebuvo tų metų ir šiandien dar nėra tie metai. Jūs kiekvieną kartą, reiškia, galbūt šiek tiek apytikriai kryptis, bet kiekvieną kartą vis ypatingai, kada tas kontekstas pasimato platesnis tapybos, kiekvieną kartą vis norisi patikrinti. Pavyzdžiui, aš dabar grįžau iš Prancūzijos, buvau tam plenerė. Pietų Prancūzijoje, turbūt girdėjote iš Audronės. Tai vėl toks iššūkis, spalvos kitas, staigiai spalva norisi, reiškia, kažkokia tokia provokuoja, reiškia, aplinka provokuoja ir tai tapybos prancūzų istorija tokia. Tai va, bus paroda gruodžio mėnesį Vilniuje, galės pamatyti, ką mes ten tapom. Absoliučiai nejaučiu, kad jie abstraktus, nes kiekvienas darbas turi labai konkretų motyvą. Tik tai tas motyvas yra po to, aš dirbu su motyvu ir ieškau tos tapybinės išraiškos, kokią aš sugebu ir siekau duoti. O niekad nebūna abstraktus, nes abstraktus tai yra, mano manymu, tai yra tokia tapyba, kuri neturi jokio ryšio su natūra, o jau yra visai kitom kategorijom lipdoma ta tapyba. O jeigu yra ryšys su natūra, reiškia vis tiek išeina iš natūros. Tai yra, reiškia, įspūdžiai natūros. Jie gali būti arčiau, toliau, bet vis tiek tikri abstrakcionistai nepasakytų, man atrodo, apie tokią tapybą, kad jie abstrakti. Ilgą laiką būdavo, aš taip sakydavau, kad yra, reiškia, jeigu padarai piešį, kažkoks motyvas įdomus, labai jį preciziškai nupieši, tai po to kaip ir tapybos nebėra. Reiškia, labai, man, galėsiu parodyti, aš labai daug piešinių turiu, nedidelių, ir aš juos netgi sutvarkiau, reiškia, pagal temas, taip toliau, visus, reiškia, jie buvo taip kaip šiukšlynas, o aš paskui, buvo sunku, žinoma, juos sugrupuoti iš kokio kaimo, taip, ir šitą, bet tai tik įspūdžio pažymėjimas. Man ir studentam aš sakau, labai tapytojas, reiškia, turi sugebėti pasižymėti savo įspūdį, o ne nupiešti natūrą. Pasižymėti pagrindinį įspūdį, reiškia, kaip tai iššifruoti tą savo įspūdį.
keliom formom, keliom linijom. Ir tada, kada netgi po metų gali tą piešinuką atsitiktinai bloknotą radus, gali kažkas tai labai vėl ta vaizdas, tas jausmas grįžta. O jeigu preciziškai taip nupiešta, tai va taip pirma, reiškia, nėra atrinkta. Kuo jūs iš lietuvių tapytojų labiausiai žavitės? Vienas dalykas, kas jums patys įdomiausia, ir iš vakarų ar rytų Europos, ir tiek tokiais dviem aspektais. Vienu, ko jums labai įdomu žiūrėti, kitu, kas jums padarė įtaką. Dabar iš lietuvių tai dar kažkodėl kaip ne, turbūt, nežinau, ar aš gal neobjektyviai, bet man tie, kuriuos aš geriausiai pažinojau, tai man patiko, reiškia, Martinaitis, Vaitekūnas, Vaitkūnas, Audronė. Va šitie tapytojai, mano bičiuliai ir geriausi tapytojai. Visi kauniečiai. Taip, iš Vilniečių tai turbūt ta grupė man artimiausia, kur Kūro, Šaltenio, Dereškevičiaus, Šviestos, turbūt artimiausia. O kas iš Lietuvos tapytojų padarė jums įtaką? Pavyzdžiui, man atrodo kartais, kad jūs ieškojot santykio, kuris užslėptas ir su Čiurlionio kūryba. Taip, čia ir turbūt yra taip, nes aš kažkaip tai, aš apie tai galvojau, kadangi Gudaičio mokyklos neturėjau tos stiprios mokyklos ir arsininkai man buvo kaip, reiškia, kaip po tapybos prasme buvo sunkiai, reiškia, prieinami, nes aš neturėjau tos mokyklos. Tai Švažojo ta abstraktesnė mokykla truputį kitokia buvo ir be abejo Čiurlionis man buvo laikotarpis, kai buvo labai svarbus ta intonacija, jo intonacija gamtos Lietuvos. Čia, man atrodo, po instituto man buvo įdomus tas abstraktus prancūzų pokarinė tą visą kartą. Manesje turbūt. Destelis, ar kaip, nežinau, kaip tiksliai įtarti. Po to... Taip vadinama Paryžiaus mokykla. Taip, Paryžiaus abstrakti mokykla. Va dabar aš galėčiau pasakyti, kad dar, reiškia, vieną pavardę gali būt paminėti Džekometis. Jo, piešiniai ir tapyba. Tie tapybos darbai, kur jisai pilka su pilku. Pilka su pilku ir piešiniai. Išeidamas iš natūros, pilka su pilku. Tai buvo man, tokio įtakoje turbūt buvau. Buvau įvairios įtakos. Taip. Aš ir dabar be abejo, jeigu aš labai noriu ir netgi kartais man iš tikrųjų dar kažkur tai kažką pamatau tapybos darbą, kuris man patinka, kažkokį duoda norą arba kažkokią tai kryptį, aš visuomet labai džiaugiuosi. Kartais įvyksta taip, jau šiais laikais jau žymiai rečiau, bet įvyksta. Ir sakau, jeigu jau labai būna niekų ir nieko nežinai ką daryti. Tai va, šitas iš Uciekos. Tai va, čia tas miškas, viskas. Pasižiūri, prisimeni. Ta Ucieka ir kartais gal kokia mintis kyla, kad galbūt reikia pradėti